Sveiki! Tęsėme mūsų rubriką, laidų seriją apie Europos parlamento narius, kuriuos išrinko Lietuvos rinkėjai, apie jų beprasmišką gyvenimą Europos parlamente. Šiandien pakalbėkime apie Viktorą Uspaskichą. Viktoras Uspaskichas išrinktas į Europos parlamentą ir už jį balsavo 268 928 rinkėjai. Nu ir be abejo jie kažko tikėjosi iš Viktoro Uspaskicho. Kągi jis padarė? Per 5 metus Viktoras Uspaskichas pasisakė Europos parlamente tik vieną kartą. Eina tie 5 metai ir žmogus pasisako tik vieną kartą. Argi tai nenuostabu? Žiūrėkit, tą vieną kartą jis pasisakė ir netgi kalbėdamas tą vienintelį kartą, jis netgi ten sugebėjo padaryti klaidą. Jis kalba apie Europos žmogaus teisių teismo sprendimą dėl Austrijos prisijungimą prie Hagos konvencijos dėl ten supaprastinto apsikeitimo dokumentais. Kur problema? Kur nusišnekėjimas? Problema ir nusišnekėjimas yra tame, kad nėra tokio žmogaus teisių teismo sprendimo. Žmogaus teisių teismas tokio klausimo niekada nesvarstė. Jo kalbos dėja nėra internete, bet paskaitome stenogramą, ką jis pasakė per tą vienintelį kartą, kai jis šnekėjo per 5 metus Europos parlamente. Jis pasakė: šią konvenciją naudojasi Hagos konvencija dėl supaprastinto apsikeitimo dokumentais. Šią konvenciją naudojasi 25 Europos Sąjungos šalis, Austrijai ir Maltai, išreiškus norą prisijungti prie Hagos konvencijos po ilgų diskusijų taryboje ir žmogaus teisių teismo išaiškinimo, kurio nėra. Šioms 2 valstybėms narėms suteikiama galimybė prisijungti prie konvencijos. Tad kviečiu kolegas palaikyti šią rekomendaciją ir leisti Austrijai ir Maltai prisijungti prie Hagos konvencijos. Taškas ir viskas. Nuostabi kalba, be abejo, dėja nėra ką rodyt, nes to ir pasibaigė jo visos kalbos Europos parlamente. Akivaizdu, kad Uspaskichas neskaitė šitos konvencijos, aš niekada nepatikėsiu, kad jis skaitytų tokį dokumentą kaip Hagos konvencija dėl apsikeitimo dokumentais. Ne, jis neskaitė šitos konvencijos ir šitą tekstą jam parašė, bet jis neteisingai perskaitė. Ir kai jis neteisingai skaitė, jis ir padarė tą klaidą dėl Europos žmogaus teisių teismo sprendimo, kurio nėra. Tokia yra pas jį problema. Kodėl jis iš viso išsirinko į Europos parlamentą? Kodėl jis dalyvavo rinkimuose? Be abejo, tai buvo veiksmas. Ne tai, kad be abejo. Vienintelė priežastis buvo tai, kad jis norėjo išvengti baudžiamosios atsakomybės, nes tada jis gauna imunitetą ir jo baudžiamoji byla yra stabdoma, kol jo imuniteto nenutrauks Europos parlamentas. Europos parlamentas gali tai padaryti greitai arba negreitai, bet kokiu atveju procedūriškai baudžiamoji byla negali būti naudojama. Dabar kokia yra nauda rinkėjams, kad jie sustabdė jam baudžiamąją bylą, o jis dėl to vieną kartą per 5 metus plenarinėme posėdėje neteisingai papasakojo apie žmogaus teisių teismo sprendimą? Įdomu, kokia yra nauda rinkėjams. Kokia nauda yra rinkėjams. Ir problema yra dar gilesnė, nes aš bijau, kad tie patys rinkėjai gali jį išrinkti ir dar kartą, nes jo baudžiamoji byla jam grėsia, tai jam reikia, kad jį nebūtų nagrinėjama. Bet
O prasmė. Ir plus jis gauna tos 50 000 eurų jam ir padėjėjams už jų darbą. Ten dar anglų kalbai jis gauna pinigus, bet angliškai jis nemoka. Be abejo, kad nemoka. Tai yra, tarp kitko, antra kadencija Uspaskicho Europos parlamente. Prasmė. Kur prasmė? Aš suprantat, mano požiūris yra toksai, kad jeigu tu gauni pinigus, tu turi kažką padaryti. Aš esu advokatas. Jeigu aš gaunu pinigus žmogui, aš padarau. Nes jeigu aš nepadarau, kaip aš nepadarysiu. Jis man tada pradės skambint, sakyt, kur mano skundas į teismą, tai aš turiu padaryti tą skundą. Kitaip aš negaliu, aš neįsivaizduoju. Ir jeigu tu gauni 50 000 eurų per mėnesį, tavo išlaikymas visas su padėjėjais kainuoja tiek, tu turi susimastyti. Nes kitaip tai yra vagystė. Tai yra vagystė. Pas mane niekada nebūna, kad aš paimčiau pinigų ir nepadaryčiau darbo. Arba jeigu tu nepadarai darbą, tai tada tu turi grąžinti tos pinigus. Ar Uspaskichas planuoja grąžinti tos pinigus? Nes pinigų per dauggi nebūna. Kuo daugiau, to geriau. Tai. O to labiau, kai galima nieko nedaryti. Pagaliau, kodėl aš darau šitas laidas? Koks yra mano tikslas? Aišku, visi žino, yra profesoriaus Stanislovo Tomo sąrašas į Europos parlamentą. Mes kandidatuojame, aš esu vienas iš kandidatų į Europos parlamentą, bet tai tuo prasmė šitos rubrikos nepasibaigia. Aš noriu, kad rinkėjai pradėtų domėtis, ką daro Europos parlamento narys Europos parlamente. Aš Uspaskichui 100 kartų asmeniškai aiškinau apie Europos socialinę chartiją. Europos socialinės chartijos 4 straipsnio 1 dalis, išaiškinta precedentų numeris 14.2, nustato, kad minimali alga į rankas Lietuvoje yra 60% vidutinės algos. Tai yra šiuo metu ant popieriaus 625 eurai. Lietuva tai pažinėja 18 metų. Be abejo, Uspaskichas apie tai atsisakė kalbėti Europos parlamente arba rašyti skundą Europos komisijai, net tuo atveju, jeigu aš jam viską parašau. Aš jam tokį popieriuką esu davęs. Jis jo neperskaitė. Vienintelis dalykas buvo dėl pensijų, nes Lietuva pažeidinėja ir nuostatas dėl pensijų. Jis tada apmokėjo Rimkienės bylą ir apmokėjo vėlgi ne iki galo. Jis pradžiai, norėjo ją daryti, bet po to, kai paaiškėjo, kad Lietuva nesodins jo į kalėjimą 4 metams, jis atsisakė tos bylos, Rimkienės bylos, atsisakė ją toliau finansuoti. Ir yra visokiausių įtarimų, matyt, jis kažkaip susitarė, galbūt jis kažkaip naudojo šitą Rimkienės bylą savo tikslais, nes jo pagrindinis tikslas buvo nepatekti kalėjimą. Tai jis tą tikslą pasiekė, ačiū rinkėjams. Ar rinkėjai turi pasakyti jam ačiū, tai yra atskiras klausimas ir mes bandom dabar į jį atsakyti. Tai tiek yra informacijos apie Uspaskichą, vienas pasisakymas per 5 metus, 50 000 eurų per mėnesį kainuoja jo ir padėjėjų išlaikymas. Volia! Prisirašykite prie mano kanalo. Iki pasimatymo.